Daugybę metų girdžiu esanti didelis daugelio iškilių Lietuvos žurnalistų ir kai kurių politikų nusivylimas. Nusivylusiųjų tikiu yra tarp tų 82 000 Lietuvos rinkėjų, kurie prieš 5 metus už mane balsavo, bet patingėjo perskaityti, ką rašiau ir ką eidama į Europos parlamento rinkimus žadėjau. Tie, kurie nuosekliai sakė, ką kalbu ir darau jau 36 metus, nusivilti neturėtų. Sąžiningai, kiek leido jėgos ir protas, vykdžiau pažadus ir visas man pavestas pareigas. Pirma, nuolat kartojau, kad didžiausias iššūkis ES yra demokratijos erozija, tad žadėjau nuosekliai už ją kovoti. Įvykdžiau. Antra, nuolat kartojau ir rašiau, kad iš visų jėgų kovosiu už daugiau įvairovės. Įvykdžiau. Beje, mano galvoje daugiau įvairovės visų pirma reiškia daugiau nuomonių įvairovės ir tik kaip pasiekmė daugiau teisių tiems, kurių nenori matyti nuomonių kontrolieriai. Taigi nuolat rėmiau seksualinės mažumas, žmogaus, tame tarpe moterų teisių aktyvistus, neneigdama ir jiems oponuojančių teisės kalbėti, bet su jais argumentuotai kritikuodama. Būtent todėl, kad aiškiai dėsčiau savo poziciją, kartais labai aštriai arba ironiškai argumentuodama, kodėl nesutinku su kita idėja ar politinė nuostata, bet niekad nereikalavau tildyti tų, kurie mąsto kitaip. Šitą punktą irgi įvykdžiau. Trečia. Niekada nežadėjau likti parlamente ar kokiose kitose panašiose pareigose, iki mirtis mus išskirs. Kita vertus, jeigu universitete profesoriai ir teisėjai gali dirbti iki 65 metų, kodėl panašiai neturėtų būti ir politikoje. Žinoma, sprendžia rinkėjai ir tikrai manau, kad tarkime Andrius Kubilius, jeigu juo dar kartą pasitikės rinkėjai, aš manau, kad pasitikės, labai energingai ir nuosekliai atstovaus Ukrainos ir Rusijos reikalams. Vis dėlto mano galva tai greičiau išimtis nei taisyklė. Taigi ir savo pažadą vis atremti jaunesnius ir padėti jiems bent jau tuo, kad nestoti skersai kelio, irgi vykdžiau ir ne. Galima tęsti ir tai, ką čia kartoju, tikrai ne naujiena tiems, kuriems iš ties buvo įdomu, ką veikiu. Bet grįžkime prie nusivylusiųjų ir pažiūrėkime, kas ir kodėl mano darbe ir net manyje taip nepatiko. Pirmiausia, manim nusivylė įtakingas veidaknygės žmogus Rytis Zaloga. Jo pretenzija, kad neįvykdžiau pažado Europos parlamente jungtis prie liberalų arba žaliųjų, buvo pamatuota. Tiesa, viešai paaiškinau, kad dirbti vienoje frakcijoje su Viktoru Uspaskichu, kurio 19 metais dar kartą pasitikėjo darbo partijos rinkėjai, negalėsiu. O galimybės jungtis prie žaliųjų frakcijos netekau todėl, kad mano kandidatūrą šachavo toje frakcijoje jau seniai dirbantis Lietuvos valstiečių partijos atstovas Bronius Ropė. Dar kartą pabrėžiu, kad dėl to neturi jokių pretenzijų nei kolegai Ropei, nei jo frakcijai. Nors Zaloga ir bandė įrodyti, kad melavau ir net raštu klausė žaliųjų frakcijos vadovą, ar tikrai man buvo atsakyta, galiu tik dar kartą patvirtinti, kad sakiau tiesą. Bet kuriame parlamente, Europos parlamentas neišimtis, automatiškai tapti tos ar kitos frakcijos narių gali tik tie politikai, kurios iškėlusios partijos priklauso politiniai šeimai. Kadangi aš su savo traukiniu tikrai a priori negalėjau būti afiliuojama su jokia politinė jėga, turėjau prašytis būti priimta. Absoliučiai akivaizdu, kad apsispręsdamos frakcijos būtinai atsiklausė jau seniai juose dirbančių atitinkamos valstybės politikų, ar naujo žmogaus atsiradimas nesukels nepageidaujamų įtampų. Kolegos Ropės sprendimas man atsakyti buvo visiškai logiškas. Mano pažiūros tiek klimato kaitos, tiek dėl esu įsitikinusių nepamatuotų ūkininkų pretenzijų kitų sektorių sąskaitą išsaugoti ES aušroje išsimuštas privilegijas labai skiriasi nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos pozicijos. Taigi nekeista, kad mano bandymas jungtis prie žaliųjų frakcijos buvo nesėkmingas. Pasirinkau frakciją, kurią mane jau anksčiau kvietė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovai. Pasirinkimas buvo logiškas ir todėl, kad niekada neslėpiau esanti socialiai orientuotos rinkos šalininkė, o būtent tokia ir yra šios Europos liaudies partijos politinė platforma. Man pasisekė, nes radau kolegas, su kurių nuomonė man svarbiais politiniais klausimais aš paprastai sutinku. Esu jiems dėkinga ir už tai, kad pakvietė. Beveik prieš metus tapau ir Tėvynės sąjungos partijos narė ir tai labai apmąstytas sprendimas. Ji nulėmė ir tai, kad ateityje neketinu dalyvauti jokiuose rinkimuose ir tai, kad rašydama ir komentuodama liksiu politinio proceso dalyve, o skaitytojai žinos, kad mano vertinimai remiasi centro dešinės perspektyva. Neišdaviau ir savo pažado visą atremti kovą su klimato kaita ir žaliąjį Europos kursą.
Kai pernai mano frakcijos vadovybė itin agresyviai reikalavo nepalaikyti gamtos atkūrimo akto, aš nepasidaviau ir buvau viena iš nedaugelio balsavusių prieš grupės poziciją. Nors tai ir tuštybė, bet man malonu, kad po 5 metų Tėvynės sąjungos partiečiai linkė sutikti su mano per praeitus rinkimus akcentuota būtinybė atšaukti veto teisę ir gerokai padidinti sąjungos ginklavimosi paketą. Per 19 metų rinkimus už šias mintis jie mane labai kritikavo, tokiuose siūlymuose išvelgdami galimą mažų tautų suvereniteto varžymą ir NATO galių menkinimą. Gyvenimas parodė, kad kintantis pasaulio pavydalas, apie kurį nuolat rašau jau nuo 16 metų, keičia ir požiūrį. Šiek tiek vėliau manim nusivylė tradicinių vertybių saugotojai. Iš pirmo žvilgsnio kraštutinės dešinės ir populistų deklaruojamos tradicinės vertybės, ypač todėl, kad su retomis išimtimis jie kažkodėl tradiciją laiko ir galimybę gyventi su antra, trečia ar rentąja sutuoktine, ar net nesusituokus, yra ne tiek pavojingos, kiek komiškos. Vis dėlto kalbos apie tradicinių vertybių sugrąžinimą ir jų saugojimą nepavojingos tik iš pirmo žvilgsnio. Tradicinių vertybių propagavimas skatina gyventi praeitimi, kita vertus, bandymai kontroliuoti žmonių seksualinį gyvenimą ir jo įvairovė yra vienas pirmųjų aiškių ženklų, kad valstybė krypsta autoritarizmo link. Kadangi bet kokie autoritariniai režimai, nesvarbu kur jie pasirodytų, Vengrijoje, Turkijoje, Kinijoje ar Rusijoje, galiausiai reiškia daugybė žmonių kančias ir pamintas jų teises, kovojau ir kovosiu su kraštutinės dešinės vertybinėmis nuostatomis. Tiesa, skirtingai nei kovosiu ne draudimais ir kovojau, o argumentais. Kad mano kova turi prasme, pademonstravo ir Ramūno Karbauskio partijos Klapčiukų teisinis ieškinys man, kuriame jie reikalavo atsiprašyti manęs dėl aštrios kritikos maršistams. Teismą, kurio siekta mane užtildyti, jie žinoma pralaimėjo. Po to manim nusivylė Respublika, jos vadai ir skaitytoja. Neilgai rinko parašus po peticiją, kuria reikalauta mane ekskomunikuoti. Koks ryšys tarp Respublikos ir katalikų bažnyčios, kurios narė su daugiau nei 60 mečius, man taip ir nepaaiškėjo. Tiesa, supratau, kad tikėjimo broliai ir seserys susitelkę po Respublikos stogų norėtų atimti iš manęs privilegiją sekmadienį priimti komuniją ir būti laidojimai sulig katalikų kanonais. Praėjusį sekmadienį gavau ne tik šventą komuniją, bet ir ligonių patepimą. Pelenų dieną irgi priėmiau sakramentus, tad viliuosi, kad Respublikos balsas bent kol kas į dangų nenuėjo. Žinoma, dabar ironizuoju. Kiekvienas turi teisę linksmintis, kaip jo pratelis jam šviečia, turi tokią teisę ir Respublikos vertybių apologetai. Galiausiai manim nusivylė verslo žinios, nes redakcijos nuomonė su dėmesio neverta nuoboda. Kas lėmė tokį mano darbo vertinimą, paaiškinti nesiteikta. Na, dideli žmonės tiesiog žino. Manim nusivylusių sąrašą galima tęsti ir tęsti, tas taupydama savo ir jūsų laiką žengiu prie paskutinio nusivylusiojo. Aikų žurnalo biuro Briuselėje vadovo, kuris savo nuosprendį man skelbė paskutinėme Aikų žurnale. Atsakydamas į klausimą, kaip Lietuvos atstovams Europos parlamente sekėsi per pastarosius 5 metus, aštrių žodžių man jis nepagailėjo. Didžiausias nusivylimas Aušros Maldeikienės karjera Europos parlamente. Lietuvoje ir ypač Facebook'e ar šiais komentarais pagarsėjusi politikė Briuselyje yra 0 pagal jos pačios terminologiją. Atmeskime šalinį emocionalų pasažą, kur Lietuva lyginama su veidaknike, kam nepasitaiko loginių klaidų. Pasidžiaukime, kad pati Maldeikienė supranta esanti 0, tad savo nulinės karjeros netes. Stebina kita. Iškilus Aikų, taigi intelekto koeficiento biuro vadovas pamiršta argumentus. Klausimas, o kasgi taip panos Maldeikienės karjeroje jį nuvylė, lieka anapus komentaro rėmų. Žinoma, jeigu bendrai kokiu nors argumentu išskyrus sužeistą ir apviltą Labanausko širdį, esama, bet aš jam nieko nežadėjau. Kokių pažadų komentuojančio vadovo nuomonę ta moteris neįvykdė. Kokius centro dešinės pažiūrų europiečius jos sprendimai galėjo papiktinti. Kuriems Maldeikienės traukinio pažadams ar ją priglobusios frakcijos programinėms nuostatoms jį prieštaravo ir jų nevykdė. Jeigu prieštaravo, kokie buvo jos argumentai? Ką Maldeikienės terminologijoje reiškia politinis 0? Ar įmanoma, kad be jokios politinės jėgos pagalbos į politinę areną įžengia žmogus, ypač tas, kuris neturi jokių karjeros ambicijų, perlaužtų sistemą? Ir svarbiausia, o koks turėtų būti tos karjeros tikslas? Priešingai nei Labanauskui, man būtų gėda skelbtis realiai neegzistuojančio biuro, kuriame nėra darbuotojų vadovų.
Man įdomiau kokybiškai dirbti savo paprastą kasdienį darbą ir vykdyti pažadą nuosekliai informuoti apie parlamento darbą ir jo įtampas. Problema ta, kad absoliuti dauguma Lietuvos žurnalistų ir net politologų sunkiai suvokia, kad politikos prasmė ir esmė ne tame, kaip išmušti daugiau kokių nors pinigėlių kokiam projektui ir kokiems jau bene 30 metų kasmet mirštantiems ūkininkams. Politikos esmė yra itin sudėtingas ir labai nedėkingas bandymas keisti visuomenės nuostatas, siekiant daugiau teisingumo, plačiau kalbant demokratijos. Ponas Labanauskas žurnalistu jo vadinti man ranka nekyla ir štai toliau komentuosiu, kodėl mąstymo ir proceso analizės rimtų darbų nelaiko. Tikėtina, kad tai yra todėl, kad jam pačiam panašiam darbui stinka ir išsilavinimo, ir gebėjimų, na ir elementariai darbštumo. Priešingai nei Labanauskas, aš savimi nenusivyliau ir nuoširdžiai didžiuojasi tuo, ką padariau. Kaip ir žadėjau, išnaudojau kiekvieną minutę ir aiškinau žmonėms, kas yra politika, kaip bei kodėl ji veikia jų gyvenimus. Kalbėjau nemalonius dalykus, apie kuriuos paprastai nemėgsta kalbėti politikai ir aiškinau, kad neieškodami kompromiso, atmesdami tuos, kurie mums nepatinka, drausdami mintis, kurios mums atrodo nepriimtinos, eisime ne į priekį, bet atgal. Puikiai rodo kaimynė. Didžiuojasi visa eilė renginių tomis temomis, kurios visuomenėje vertinos, švelniai sakant, nevienareikšmiškai. Tai ir didelio dėmesio tikinčiųjų bendruomenėje sulaukusios diskusijos apie klerikalizmo įsigalėjimą Lietuvoje, virtusios net knygelę. Tai yra pokalbiai apie Stambulo konvencijos prasmę, tai yra aistras kėlęs laiškas Lietuvos vyskupams dėl Stambulo konvencijos bei smurto artimoje aplinkoje netiesioginio teisinimo. Daugybę kartų susitikta su rinkėjais ir kalbėta, kodėl tokie svarbūs žmogaus teisų klausimai ir kodėl visų pakraipų autoritarai savo politinius kelius pradeda nuo nacionalizmo, tradicinių vertybių, kurias redukuoja į paniką seksualinėms mažumoms ir moterų žeminimą. Neatsitiktinai vyko ir diskusijos apie onkologinių ligonių stigmatizavimą, ką pajutau savo gyvenimą. Didžiuojuosi to, kad parodžiau daugeliu likimo draugų, kad įmanoma gydytis ir sąžiningai atlikti pavestus darbus. Nė karto nepraleidau nė vieno balsavimo komitete ir Europos parlamento salėje net tada, kai intensyviai gydžiausi. Nors nereikia didelio proto, tik elementaraus žmogiškumo, kad suvoktum, kaip sudėtinga kiekvieną ketvirtadienį parskristi namo 1 valandą naktį, po 6 valandų 7 ryte jau būti Nacionalinėme vėžio institute, po to 6-7 valandas praleisti su chemoterapijos lašine ir trumpai pailsėjus pirmadienį anksti ryte vėl skristi į darbą. Ir labai džiaugiuosi, kad Lietuvos gydytojai vis dažniau kalba, kad darbdaviai geriau supranta onkologinių ligonių problemas ir išsaugo jų darbo vietas, ką prieš keletą metų dar gana taip aiškiai nevykdydavo. Tikiu, kad tame yra nors labai mažas, bet ir mano darbo, mano kalbėjimo lašas. Skambiu aikų vardu vadinamame žurnale intelekto tenka ieškoti su žibariu, o va paniekos kitų darbų, nors vežimų vežk. Kitą savaitę nuosekliai išnarstysiu teisėjo togą apsigaubusio biuro vadovo seksistinę retoriką, nuosprendžius mano kolegoms ir jo absoliutų negebėjimą analizuoti.